Nesuprantu, kur mums čia dabar. Nu, pasirodo, mūsų žygėjus, tadėlis mums netgi neįtų žygį. Kažkokiam pagalvių skyriu čia atsidūrė. Aš nam dar 5 eurus atidaviau. Vo, vilka mini vilka čia pareng gražulis mūsų. O, sveikas, Kazik. Nu, kokiais sveikais čia pasikvietei mane? Taigi tarėmės, sėt kartu, tu eilinį kartą išvažiavo. Nežinau, man atrodo, čia kaip suklastuota medžiaga šiaip. Nerekomenduoju tavęs tikėčiais šaltiniais. Kuo eik tau tadėl suklastuot medžiagą? Ar suklastuot medžiagą nepaliktų 2 dienas miškį? Vis naktį. Nu tai gal ten kitas tadėl. Nu gerai, Kaziuk, prisipažinsiu, aš ten jau išvažiavau, palikau tave. Nu bet tai kam nepasitaiko? Tai tu tadėl gal nori atsiprašyti? Tai atsiprašau, kad manim palika. Nu šitą atsiprašau. O kad mašiną nuvarė iš aikštelės? Jo, kad mašiną nuvariau irgi norėčiau atsiprašyti. O kad tie Volvo, kur išpylė, atsiprašau. Ne, dėl šito tai nieko nesakysiu. Nu gerą, tai aš tavį atleis šį kartą, bet turėsim dabar, kuriasiam žygį, jau turės mane padėti. Tau nereikės šį kartą žygiuoti, bet aš tavęs kietai dėsiu galvais. Gal pats dar kažkokių minčių turėsi. Nu gerai, tai parodyk, ką ten turi paruošęs, aš kažkaip atsilyginsiu tau, kad būtų sąžininga. Kaip ir girdėjot, mūsų užduotis jau tai, kad turim strelyti ir į katrą vietą pataikyti žemėlapį, nutim pradės savo 70 km žygį. Nu, pataikime Baltarusiją. Nu tikra, nesimės į to Baltarusiją, anapat žinko, nei padarys blogą. Tai bandysim mesti iš naujo ir bandysim į mūsų kraštą pataikyti kažkur. Nu ir nutim pradėsim žygį. Kaziuk pataikė į Panevėžį. Buvo čia prieš porą metų, laikiaus fūros teisės. Iš 7 karto te pavyko išlaikyti, bet supratau dėl ko, nes matai, pasirodo, instruktorius turi šalia sėdėti, ne už vairo. Tai buvo šiek tiek ten su teismais ten konfliktų, bet pavyko teisės įsilaikyti ir dabar sėkmingai važinėjus po Lietuvą. Tai biškį tau savo idėją. Tai galvojau, noriu kažkokį savo challenge išsikelti. Nu, pagalvojau, tiesiog mes strelyti, kur nukris iš ten Neries jau. Ir dabar keliaujam į to kaimą ir nuo ten prasidės mūsų tas tų parinktų krypčių žygis. Tai atvykom į Panevėžį ir iki dabar einam. Dabar esam 5 kilometrį, o nuo Panevėžį kito kaimėlį yra apie 14 kilometrų. Tai ir su tom kryptim galvojau, kad žymiai fainiau bus, nes gal ir tai, kad reižiūrį įsitraukti to video. Nežinau, minėjau, bet 70 km šiandien. Tai pagalvojau, jeigu vis žmonės išrinks savim posėdį, pelekyk didelį kvadratą turės, nu žiauriai didelį. Kem kil kvadrats gausis. Kad pavyks sutaiks senant pakelti mažų mažiausiai tikėjos. Čia atrodo, kas čia gali kaip rūkykla būt kaip. Na ir priėjom tas Miežiškis. Atradau visai gražiai vietelę atsisėsti. Dabar šiek tiek pailsės, nes esam jau 13 kilometrį, kaip tik priėjom prie to kaimoką. Ir šiapčiau saitui gražiai ir ramiai veiti ir aš pakelis droną ir parodys, kai gražiai turiu bažnyčią. Aš įdės paskui tavo kadrą, aš dabar jau esu nufilmavęs, bet
vos droną nepraradau, nes norėjau to iki sinematinį vaizdą padaryti. Su kol šūnai teisė į medikliau, tai vaizdą parodys dar. Tai ko aš dabar darysiu, tai išės tiesiog iš to kaimėlį ir pasižiūrėsim Kauno balsavo, tik kad raupais nusokti reikėtų. Esam 14 km ir pats laiks padaryti posūkį dešinį. Ir dabar esam iki tol, kol pasieks 20 km. Nu ir tada, kad būtų gražesnis skaičius, pakeisim vėl kryptį tikėt. Nežinau, ko daryti, bandyti peršokti, bet abejoju, kad čia man pavyks. Nu, jeigu persimešiau kuprinį, tai peršokčiau tikrai. Bet ko kuprinį dar pats per 25 kils, tai... Jeigu aš dabar šūks, kadangi man kuprinį gan sunku, tai galbūt kaip manim mes atgal, tai tų pelkį kris. Nu, čia buvo beveik geriausias scenarijus, kaip galėjo baigtis. Aišku, geriausiai būtų buvęs, jei būtume peršokę. O blogiausia, kas galėjo būti atsitikti, kaip ir sakiau, kad nebūčiau išlaikęs pusiausvyros ir su nugar nukrėti stovus balą. Dar didės kanalas. Nu, to tikrai nešakinėsiu čia. Nu, pabandysiu apie tai, žinau. Nu, tikėkimės atrakinti bus. Nu, ko čia rakinti, nubreidžiu. Tai jau esu antram sustojim taškį ir esu nueis lygiai 20 km. Tai bandys dar kiek įmanom šiandien, kol nesatėm nuėti į kairį. Šį kartą jau į kairį reiks sukti, nes iš vis kiek nusižiūrėjau tų balsų. Nu, aišku, nė labai daug, gal tinku iki 40 žmonių subalsau, bet reikės dabar, jeigu matytų žmonės ir nemažas miškas, žiauriai daug gyvūnų jau sutikau, tai reikės atkiauro per mišką ir turėtumėm už 1,5 kilometrą išlysti. Pagaliau pajėgu išlysti iš to mišką. Ir tai būtų viskas šiandien. Esam nuėję 22 km per 5 valandas. Tai ryto bandys anksčiau atsikelti ir protestus kilometrų žygiuoti, nes da žiauriai daug liek nuėti. Tai šiandieną būtų viskas ir susitiksim ryto. Dabar turim 8 ryto. Kiaurą šlapsiu čia. Dabar ko planuoju, tai kažko kretuškos ir tiesiog bandys kuo daugiau nuėti šiandien. Būtų žiauriai gerai, jeigu nuėtumėm šiandien 50 km pasiektumėm. Ir mes jau esam lygiai 30 km, kas reiškia, kad vėl keisam kryptį. Tas atstums, kur dabar jau nuo 20 iki 30, kur teisė išbalsavot. Mums buvo pats lygios, nes tik daug šonų sutikau. Buvau nufilmuojus, dabar išdėstu ženklą, matyt, kur buvau su šunim. Praėjau to ženklą, pasisukau į ką ir 3 šuinstuviai palaid visišką. Į dešinę pasižiūrėjom. Dar buvo 2 šuintis, kad buvo tiesiog pupėjimėlį. Ėjau vis laik teisė prie jau tai kaip sodybą ir didžioji šaupalės pradėjimų nemgintis. Atsitraukiau kiek iš ant toliau. Tiesiog bišk pabėgau, to šuns tai daugiau nebėja. Tai ko dabar padarom bišk palsės. Turim 30 km ir vėl esam dar teisė 10 km. Trečioji naktis pas manis. Trečioji naktis ir vis mažiau skirtumo atranda tarp sausio benamiaus. Kas vakar atsitiko, tai norėjau nuėti 20 km, bet nuėjau tik tą kem 8 nuėjau. Kodėl taip atsitiko, nes laikrodis baigėsi kraut, bet buvau 5%. Da nebuvo tiek susidurti, kad laikrodis įsikraut.
Bet aš spėjau, kad būtų tiesiog ties tos kem 8 kylas ir išsijungs laukams. Aš savęs dar nemačiau telefoną, bet aš įsivaizduoju, kaip aš atrodo, kaip barsuks. Ir ko šį rytą valgysiam prieš kelionę, esu jau biškai prasidaręs, tai saus mais davinys. Čia ir troškint kiaulieną su perlenim kruopom. Tai kas man patinka su tos davinės, kad ant žiauriai nesmukio galiu pasidaryti. Nėra nei ogniais kurt, nei vandens kaistys. Nu nebent nori kavos atsigerti, nes dažnai čia turi arba kavos arba arbatas taip pakelia. Tai ir va tiesiog tas pagrindinis patiekalas. Va kas ir dalyks, kad to šitą savo mylą įdedi į maišėlį, užpilčiu čiut vandens, jis tiesiog žiauriai užkaist. Ir po kokių gerų 6-7 minučių gali valgyti karštą maistą. Čia dar jau visokių pridėtinių dalykų. Čia, pavyzdžiui, ir kaip tas stovas. Esu naudojęs, gal esu matę, toik stovą turėm. Tiesiog padedi sausas tabletės ir irgi gali pasišildyti ar vandenį, ar kuo tau reikia. Kai pridėt prie sausas davinį, tai šokoladą turėm, krūtas. Džemą turėm tirpaus vyšnių gėram. Cukraus pakėlis. Ko mes dar turėm? Dar turėm visų mėgstamų džiūvėsių. Vienas ir gan sudėtinga kosti. To galiu pasakyti. Bet labai pasistengusi irgi gal suėt kaip deserts su tuo pačiu šokoladu karučiu. Aišku, aš jau visko nesuvalgęs, čia ir čia džiauria daugi tų maistų. Tai gerai dabar. Va, įsidėjom savo. Tai ir viskas. Uždaram maišėlį ir laukia, kol pašils. Ir mūsų maistas jau ir visiškai pašėlis. Netgi dabar ant ranką jots labai karštas. Man rankas įsiledys, tai iš labai to karštą nejot. Man džiauria primintas jūrų šventės, ką buvo damas. Kur ant led būdavo tos virtuvėlės, kur kareiviškai ko išpardavinė. Tai džiauria panašus skonis, tai tik nostalgiai. Esam penktoje sustojimo vietoje už Kazimierausko ženklą. Tai iki kiek sustojimo nuo šios vietos ir lygiai 10 km. Tai jau pabiškai artėjom lik pabaigos. Pagaliau turim paskutinį sustojimo vietą. 60 km per 12 valandų 5 minutės. Dabar, kaip atėjau 60 km, tai be sustojimo jau 12 km. Manau, kad pagal visko turėčiau spėti iki 4 grįžti tų Raguvos miestelį. Šiam 7 km į 3 beveik jau aš matau savo akis autobus tėtelį, kaip namie išvažiuos. Tai įveikiant savo 70 km žygį, užtrukom apie 15 valandų ir dabar baigsiu montuoti ir galės pagaliau keltą. Tai noriu padėkoti tiems, kas prisidėjot ir sekant kelionės į mat pagal Nemuną. Tam kartu dabar atsisveikinu ir perduodu linkėjimus su savo vakar. Kis.